Sveiki, sveikučiai. Taigi, Saulės elektrinės projektas po biškį juda į priekį. Suvažiavo praktiškai visi reikalingi dalykai. Tai yra Saulės baterijos. 10 modulių, kaip minėjau, įsigytų atkeliavo, ir jie dabar jau pasaulyje sandėliukas stovi. Atkeliavo Saulės inverteris ir taip pat atkeliavo specialūs visokie tvirtinimo mechanizmai ant trapecinės stogo dangos ir taip pat buvau pamiršęs, teko nusipirkti dar kabelio. Tai vat nusipirkau 6 mm diametro storesnio kabelio. Kaip skelbimus peržiūrėjau, radau pakankamai pigiai, žmonės būdavo įvairius likučius parduoda ir panašiai. Tai nusipirkau 100 metrų kabelio ir man tas 100 metrų kainavo 60 eurų, plius siuntimas ten 3 eurai. Tai galima į tą sumą, kur tada praeitam video buvo galima padėti tą sumą. Ir taip pat dar primečiau, beieškodamas apie tuos stogo laikiklius, kad aš buvau per mažai truputėlį tų modelių pritvirtinti tokių kaip begelių nusipirkęs. Tai teko dar papildomai 6 susakyti, tai dar 40 eurų irgi galima dėti bendroj sumoj. Mano Saulės visai jėgainė išbrango dar 100 eurų. Tai jeigu praeitą video buvo ten 1207 ar kiek ten eurų tiksliai nepamenu, tai dar galima 100 dadėti. Ir aišku, dabar per ilgus mąstymus susiduriu su tokia dilema, kad aš kažkaip nenusipirkau akumuliatorių. Kažkaip buvo mintis, kad sakiau, dienos metu Saulė švies, tai man pakrauna boilerį viską ir man to užteks. Bet aišku, kai pradedi gilintis, tai čia yra tokia klaida ir manau, kad man reikėjo investuoti iškart į akumuliatorius. O ne kad mąstyti, kad aš juos įsigysiu vėliau. Visgi akumuliatoriai duoda šiokią tokią stabilizaciją, elektros suvartojimo ir tu gali tada vakare kažkiek pratempti ant savos elektros, o dienos momentu, jeigu nebešildys boilerį ir dar neatliks elektrą kitos funkcijos, tai kaip ir gausis pagaminta elektra nebus išnaudojama niekur. Jinai, kaip sakant, dings veltui ir po to atėjus vakarui aš turėsiu iš elektros trupulinti. Va čia yra mano beje klaida. Reikėjo iš tikrųjų gal daugiau biškį pinigus skolintis ir iškart pirkti akumuliatorius. Bet vėlgi biškį apsimovau, skolinausi per Revolutą, kadangi tokios sumos iškart neturėjau, o ten dabar, žinot, per vasarą po porą 100 eurų atsidėjinėt, kad ant rudens užsidėti Saulės jėgainę aš kažkaip irgi nenorėjau užsiimti taupimu. Tai pasiskolinau, bet pasiskolinau mažai, tik tai Saulės modeliam ir invertoriui ir praktiškai šiem laikikliam įsigyti. Ir tiesiog man Revolutas rašė, kad gali man daug paskolinti, tai aš pasiskolinau aišku nedaug. Su ta mintim, kad jeigu reiks, tai aš gal paimsiu kokį 1000 pasiskolinsiu ir nusipirksiu tas baterijas. Ir įsivaizduokit, kas nutiko, šūdas Revolutas man daugiau nebeduoda pinigų. Kaip sako, paskolina ten 1200 ir viskas, sako, špyga tau taupata, daugiau aš tau nebeskolinsiu. Ir vienu žodžiu, tu netitinki mūsų ten politikos ir taip toliau. Tai turėkit minty, kad jeigu bandysit su kokiais paskolom ar panašiai, tai jokių būdų imkite iš didesnę sumą ir pirkit baterijas. Nes dabar gaunas, kad noriu baterijų, o baterijų nebegaliu įsigyti greitai. Tai ir ką, greitai pažiūrim. 100 metrų kabeliuko, 6 mm, pasitarėm, apšnekėjom, kad reikia imti biškį storesnį, bus patikimiau. Plius atstumas pas mane Saulės baterijos bus ant, kaip sakant, garažo ūkinio pastato stogo, o skydelį visą statysiu nuo savo gyvenamojo namo rūsyje. Tai su visais išlankstymais, išvedžiojimais, tarp pastatų ir kol čia įrūsi, tai vis tik priminčiau, kad kokių 40 metrų man čia gali gautis, kad reikės, o gal ir daugiau. Nepaėmiau 100 metrų. Kaip žinia, reikės vienas, kad ateitų pliusas ir kitas ateitų minusas. Tai praktiškai 2 atkarpos po 50 metrų kokių. Tada galim apžiūrėti. Va, tokie begeliai. Jie tvirtinsis ant profilinės stogo dangos, tai kaip žiūrėjau tą montavimo mechanizmą visą. Šiaip pagaminta iš tokio kaip aliuminio, duriuliuminio profilio, bet kas patiko, uždėta tokia kaip gumelė, kaip paminkštinimas. Tai iš tikrųjų irgi logiška, kada juos reikės sutvirtinti, tu juos kaip padėsi ir jie per stogą nečiuoš. Nes jeigu būtų be šitą paminkštinimo, tai iš tikrųjų padės metalas čiuoštų. O čia gaunasi, kad šitą gumą neduos nuslysti jam. Tai iš tikrųjų irgi gerai apgalvota. Padėjai jisai laikysis ir po to su varšiukais mes juos gražiai gręšim tokius. Tai vat, beje, kaip minėjau, pirkau viską, visus tvirtinimo mechanizmus iš Mokė veži. Tai vat, o čia jeigu taip jau pavadinti pagal Mokė veži užvadinimą, tai Saulės modulių konstrukcijos aukštas profilis tvirtinimui skarda. Ir čia 60, ant 100 ir ant 330, tai aišku 33 cm ilgis. Tai va trapecinės skardos dangai. Tai būtent, kad dangai pas man garažas ir ūkinis visas apdengtas trapeciniais tais skardos lakštais, tai teko man tokius va sumastyti ir įsigyti.
Aišku, buvo toks niuansas, kad kai pirkau vietoj šitų, man įkrovė ir atsiuntė tų tokių ilgų varžtų. Jeigu kas montavo, žinot, būna šiferį tvirtint, visiems bėgiant po to. Tai va tokių įkrovė ir atsiuntė, žiūriu, jam ašgi šitos pirkau, man atsiuntė varžtus. Bet nieko, šaunuoliai darbuotojai, susirašiau, truputėlį buvau piktelės, kad kaip čia vietoj tokių profilių prikrauti varžtų, negi taip jau nematyti. Tai buvo toks pyktis užėmęs, bet nieko. Per porą dienų varžtai įsisiuntėm, šitie atkeliavo, problemų įsisprendė ir dar papildomai dasakiau, dar iki savaitgalio spėjo atkeliauti. Ten, žodžiu, sumokėme, žiūrėjau, esu patenkintas, kaip sakė, aišku, kas nedirba, tas neklysta, visi kitasi padarom klaidų iš tikrųjų. Tai va, bet šiaip esu iš visumos patenkintas, daigeliai, va tokie man visai patiko. Taip pat kiti visi pirkiniai, tai yra va tokie irgi laikikliukai, kurie tvirtinsis prie tų begelių. Tai čia yra dėsis tarp saulės modulių. Bus, kaip sakant, va tokias dvi ausis, prisisuks va, su vienu sparneliu prisispaus vieną bateriją, su kitu kita. Tai yra irgi va tokie laikikliai. Pritvirtinti iš visų saulės baterijų tvirtinimo iš vieno galo, tai vėlgi čia va tokie. Tiesiog palei kraštus visą plotą saulės baterijom, kraštiniam, kaip sakant, užfiksuoti. Irgi principas labai panašus, tik tiesiog toks dvaitukas ir viskas. Nu ir aišku, varžtai, tada šitie visi fiksatoriai į profilį ir taip toliau, tai visa šitas smulkmė. Tokių dalykų turėjau, kaip minėjau, nuo senų laikų, kažkada tekė su batarkėm žaisti, kažkada turėjau tokių jungčių atsisiūtęs, tai pažiūrėjau dar 5, pas mane jų likę yra komplektų, tai primečiau, kad man jų užteks. Tai šitų dalykų ir nebepirkau. Ir dabar, aišku, keliaujam prie įdomiausio dalyko, tai yra saulės inverterio išpakavimo ir pasižiūrėsim, koks čia atkeliavo daiktas. Nu va, bandysim išpakuoti, atkeliavo tokioj dėžutėj. Va, gražiai supakuota, siuntė DHL-as ir po to jau Lietuvoje pristatė į tą Telija, ne į Telija, koks ten yra, vienu žodžiu, kurjeris. Tai va, bandom pakuoti, dar nepakavau. Išpakuosiu kartu su jumis, kaip minėjau, pirkau 6,2 kW inverterį. Esun firmos. Taip ir turėtų būti hybridinis, jeigu gerai aprašymą pirkdamas perskaičiau. Tai va, bandysim pasižiūrėti, kas čia per daiktas. O, pažiūrėsim, kokioj pakuotėj atsiunčia. Nu va, ką randam? Randam. Va, hybridinis inverteris, instrukcija, vartotojo manualas, tai va. Pas man yra 6,2, tai tas va paskutinis variantas. Instrukcija, o, aprašyta. Va, visokios čia skaičiukai, vienu žodžiu reikia skaityti battery type, vienu žodžiu čia visokie nustatymai, vienu žodžiu ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu instrukcijos knygutė, anglų kalba. Bandysim šifruoti viską, vienu žodžiu daug aprašyta. Biškį peršal sugebėjau, bet šiandien šiek tiek jau geriau, pradėjau biškį antibiotikus gerti, tai šiek tiek apsikeičiau, bet aišku dar savijauta nekokia šiandien. Taip, dėžutė kažkokia. Ir čia, dėžutėj atkeliavo Wi-Fi modulis. Su Wi-Fi moduliu. Tai va, pats modulis, antenytė moduliui. Dar kažkokia irgi viduje vėl instrukcija su QR kodais. Gerai, dedam viską čia. Nežinosim, kad čia yra tas Wi-Fi modulis. Kol kas viskas visai neblogai atrodo. Nežinau, kaip jum. Man visai neblogai atrodo. Ir bandykime ištraukti. O, papa. Laidelis pridėtas. Kominis programavimui. Papuoju čia. Nes šitoj patalpoj aš jį ir pritvirtinsiu. Tai va. Taip, gerai, kol kas laidus visus pasidėm šoną. Bandom išsipakuoti ir apžiūrėsim kartu, kas per inverteris. Ir taip tai čia. Aha. Gražiai atrodo toks prikčiukas. O, toksai. Nu, visai malonus. Va. Koks gražuolis.
Sun Power, šiuk ekranas, displėjus, hybrid solar inverter. Taip, iš šitos pusės ventiliacija va, matosi. Taip, čia atramos ir praktiškai dviem varžtais kabinsis va. Šitoj už inverterio viršaus. Va, du ankeliukai ir ant sienos pasikabins. Ir viskas, daugiau jokio fiksavimo nėra. Ir dabar matom apačią. Nu, apačia kaip ir standartiškai AC in, įėjimas, mine out, pagrindinis išėjimas elektros ir papildomas išėjimas elektros. Ir čia baterijos. Ir viskas kaip yra. Ir va, PV in, tai va saulės modulių įėjimas čia. Tai va. Taip, daugiau nieko kažko stebuklingo nėra. Va, keli varšiukai prisukta. Šitas dangtelis turi nusiimti. Apatinis va. Čia prisukta keliais varžteliais. Tai bet jos atsukus nusims ir ten turbūt prieisim prie visų klėmų prakišus prisuk laidus. Nu, du ventiliatoriai iš apačios. Tokie kaip kompiuterios maitinimo blokas, vienu žodžiu, būna. Šiaip svorio tikrai yra. Toks jaučiasi daiktas. Tikrai tų kilogramų bent kokių ten 8 bus, manau. Bijau sumeluot, koks jo ten tiksliai svoris. Svorio čia grinai apie jį nerašo. Va, įjungimo mygtukas irgi ant vieno šono yra, on-off. Ir visa instrukcija. Va, šitoj vietoj surašyta. Tai vat. Taip. PV input 500 VDC. Operating voltage 200 km VDC. PV input voltage range nuo 60–450 V. PV maxas 20 amperai. Full load MPPT range'as nuo 200 km iki 400 pm. Maximum PV input power 6500 W. Maximum solar charging current 120 amperų. Vienu žodžiu, viskas neblogai. Vienu žodžiu, esu visai patenkintas. Kokybė tikrai kiek čiupinėjai, tai man daikto jaučiasi. Tai vat, kadangi dar peršalęs biškį gilausi, plus penktadienis kaip ir tai dar po visų darbų, šiandien labai nepuoliau nieko daryti. Sakau, dar penktadienį biškį pasigydysiu, labai stipriai nieko nedirbsiu. Sakau, kad dar temperatūros nemažai turėjau, viską tai. Tai va šiandien toksai unboxingas visų dalykų. Tai va, kaip sakant, irgi susirinkau, ką dar šiandien per paštamatus likučius buvo suvežę, susivežiau viską, pasirašiau patalpą, biškį atsikrovau šitą sieną, nes šalia šitos sienos ir kabinsiu, šitą inverterį ir visą kitą. Tai va, ir sueis visi laidai čia ir bandysim konstruoti tada. Tai ką, rytoj šeštadienis, tikiuosi, žada orą gerą, saulytė viską, tai apdienojus apšilus pradėsiu judėti su saulės elektrinės montavimo darbais. Kaip sakant, reikia ir inverterį pasikabinti, reikia ir kabelius į kiaukinę nusitiesti, reikia ir saulės baterijas pridėti. Taigi, kam patiko, spaudžiam laikiuką, spaudžiam pradėti kanalą ir stebim, kaip vyks procesas ir kokia bus šito savo mokslo elektriko rezultatai. Iki.